Labą rytą, į tą ratą. Buvau įjungus filmuot kažkada jum čia kažkurią dieną, bet mano filmavimas buvo su profesionalia kamera, tai nemačiau, ką filmuoju ir išjungiau netyčia. Ir tam ir pasibaigiai, net nekėliau, nes ką žinau, nieko nepašnekėjau. Mano stovas, va. Nepanaudoju mane kitą štatyvą. Naudoju stovą savo geresnį. Tai va, ten šnekėjau kaip... Sakiau, kad norėčiau kaip ir su Eivaldu vėl liktai būti, bet geriau pagalvojus nereikia, nes jam sukelti papildomą skausmą vėl aš nenoriu. Kad nervuoju, jau pasano, jau prisitaikyčiau kaip nors, bet niekada negali žinoti, kas gali būti, tai nenoriu aš jam sukelti papildomą to skausmą, kad vėl ant ten verktų dėl manęs, ne, aš geriau tegul jis būna laimingas, o aš vartysiuos šūduose. Ja, manau, taip geriau. Dabar biški valau plaukus nuo kaldros. Pukas plaukus labai šeras. Pavasaras, tai ko tu nestovi? Paleisiu tave. O dabar stovi. Plaukus reikia apsiminti. Ir šiandien galvoju, jau užtenka gulėti visą dieną lovai, nes, suka, būna suka galvą mažiau, tai stengsiuos negulėti visą dieną lovai. Į virtuvę būtų, ir ką žinau, sėdėti, ir dar, ką sakiau, nežinau, ką aš, kai kojas dar nebuvo susilaužęs kojas, ką aš veikiau, kur aš važiuodavau, kur aš būdavau visą dieną, kad, nežinau, ką aš veikdavau, manęs, įdomu. O dabar ką aš veiktų, tai, o ką reikia veikti, aš, pavyzdžiui, nesuprantu. Aš suprantu, kai draugų turi, ten su draugais gali išliekti, ką nors paveikti. O kad aš neturiu tų draugų, tai ką aš žinau. Gulėti irgi nesinori visą dieną. Dabar šiltos dienos tai gerai, bet parein vėl parein šaltos dienos. O kriauklė iš to, ta vamzdis kiauras ir prakiuręs, tai negal leist to vandens ten į kibirą leidom iš kriauklės, o ten, jau pilncytas kibiras. Tai skambinsiu kaimynei, kad ateitų išpilti. Bent jau išpilti. Nes aš pati, tai ne, aš
aš bijau, dar bijau. Kaip ir be pastumdėlio eiti bijau. Pastumdėlis tai šitas dalykas. Nu, vaikštynė. Oho. Oho. Aš nežinau, nematau tų plaukų, čia nėra daug dar. Viskas lūžo, akiniai irgi lūžta man. Nebe kojelės. Atlenkiau taip čiukšt, nulūžo. Tada toks špangalėt į mažas. Bet, nežinau. Ai, turiu dar vienus sakinius. Kažkur ir ten. Bet tą matau su tais, tada gerai. Na, tai va. Kadangi bet naus buvo, nesupratau, kas čia nulaužo. Balks pakiša man. Pakištuką. Matyt. Bet jau jums čia palaukdami, jums jau nefilmuosiu, kaip kaimynė, kai ateis jau. Ne, aš kaip būsiu viena tada. Dabar be to kraunas, telefonas, laiks, aišku, per pusdienį pakraut. Nu, nėra greito krovimo. Bet užtat patogus, labai patogus. Iš temų buvau užsisakęs. Ai, dar rodžiau praeitą, kad siuntinį turiu iš temų irgi. Tebe neatidariau nieką, bet Linutė buvo, tai atidarė. Nu, ten tokios dvi siuntos, vėliau dar vieną parėjo. Tai kaip ir dvi siuntos. Bet aš parodysiu. Ten daugiausia naglukai visokiausių. Kas ten trusikai. Bet ne aukštų liemenų. Aš norėjau aukštų liemenų dabar. Nu, kažkaip taip patogiau. Bet L parėjo dydis. Bet man per didelė. Ten L, ten XL tikriausiai. Nežinau, man per daug matęs ten. Tai va. Čia gal taip riebiai nebėtų plaukų. Daug labai. Reikia, jeigu išsivalyt plaktuot, atvažiuos kokia draugė. Aišku, nevažiuos. Kas aš tam draugė? Kada turiu pas mane važiuoti, antras draugė. Parein, va. Tuoj. Poka. Jeigu matau tave. Ten mano draugė. Kitų draugų aš neturiu. Nu, man nereikia. O ką man reikia?
Reikia. Visiems reikia draugų. Visiems. Kaip sakoma, reikia draugą turėti, kad galėtum išlikti. Kaip aš noriu į tą bowlingą. Ten piña colada. Kaip skaniai. Piña colada. Nu, sakykim, tarkim, gerai bus. Tarkim. Reiks dabar skambinti kaimynienę. Jau pat. Nu. Reikia skambinti. Okay. Nu gerai, su jumis susitiksiu truputuką vėliau. O kiek čia pasikrovo? Niek pasikrovo. Tai va, dabar kaimynė išėjo. Palaukit, man reikia pasistatyti jumis. Aš galėjau viską pasidaryti ir tik tada įsijungsiu. Bet kadangi aš taip nepadariau, tai... Nu, ir kas? Tai buvo. Einam į laukinį, koks yra, einam. Einam, aš neturiu laiką. Einam. Nu, pažiūrėk, nik netrūks, gal aš tą jogurtą paduosiu. Ne. Nu, stiklinku norėsim tą paduoti. Ne. Nieko nereikia. O, batoną reikia padėti šaldytuvą. Ko tu čia darysi? Sugrįžtu į YouTube. Jo. Ir vėl bus pasišnekėjimai. Tai gerai. Bet blemba saldo. A nori varškės dar uždėti gal? Čia biškai saldiai. Dabar nepabėgs, kad lauk, sakiau, aš tu dar pranešti. O, varškės uždėsim. O, man jau prakaits vėl. Uždėsim. Ir saldikavėlį. Biškai per daug medaus. Ką? Per daug medaus. Kratyt. Ką čia pabiškai pošau. Tik ne visai. Ne, visą neiškratysim, senelė. Tik laikyk to, kad neapsivuštum. Laikau. Ui. Nosį man neaprakstyk. Nu, dabar reikia. Ištrinsi ar neištrinsi? Ištrinsiu. Dabar turėtų geras pats tas būti. Na jau. Lėčiu, bet... Oi, dešrė dabar. Kas čia galvoja? Kas čia? Dar vieną dešros gabaliuką radau. Kodėl tu nevalgai dešrus? Nenoriu, gal. Nepatinka. Tai ką man perk tada? Nežinau. Vištieną mėgdavo. Nežinau, kada perka. Aš toko nepirku, bet ką nuperku vis tiek. Tai ką man daryti? Norėt, man patinka saulė iškart. Ane? Kai apsiniaukais nupizdėts. Diena iškart produktyvesnė. Jo.
Kodėl tokie moksliškais terminais sakau? Produktyvesnė, gražesnė. Na, negražesnė. Karklė, prasmėlė. Ne, nu koks tas neik šiluma ir vis tiek. Ten kresa, koks šlapdriba ir šlapsa ir viskas. Nu gerai, pasiėmė labai gal išeina. Taip, dabar paliksime mes vieni. Buka apsimažai. Ana jau. Nu tai gerai, ką tik eini. Kap. Na. Ką su jumis šnekėt? Tai ką, šiandien tapom mukbangas, ane? Valgysiu. Valgysiu ir tyleisiu. Nes neturiu ką pasakyti. Vėliau galėtume apžiūrėti kelias prekes. Kitas labai lėtai kol pareis. Bet aš norėsiu atsigulti, bet ne, neįsiu. Šilta iš tikrųjų. Bet parims šalčiai vėl. Gal ne čia, nežinau. Nu jo, aš tikrai labai gerai moku varškę valgyti. Šitą ir šitas, aš pati darau tos nagus, nes kažkaip niekas padaro, nieks negausi. Aš galvoju pasidarysiu, laikysiu vieną dieną, bet laiko, gerai laiko. Jau 4 dieną, atrodo, nežinau, neskaičiavau. Bet laiko tai gerai. Ir jie šviečia naktį. Tas pakrovėlais iš tamo irgi ilgs, kokie 2 metrai. Pirmą kartą tokį ilgą turiu, bet labai patogu, bet labai lėtai kraunu, bet užtat patogu. Į lauką eiti bijau, neįsiu dar. Pastumdėlį tai turiu. tą šitą pastumdėlį turiu, bereik pastumduką. Lauko vaikštynės dar reik, kad po lauką galėtum vaikščiot. O kur su tokiu neįsiu per lauką.
Ten to nebeturiu. Sakė, atiduoti, jeigu nori, kad kompensuotų šitą. 210 kompensavo, o kainavo 270. Tai gerai. Nusipirkom tą pastumdėlį. Ir jis buvo, per vieną vietą nuklibėjo, ten neprisitvirtino. Tai į taisyklą anim ten nunešėm garantinę ir sutvarkyti negalėjo, tai atidavė ir šitą, ir ten tą, tokį patį atidavė ir naują davė. Tai gerai. O jeigu sakys vėl, kad lauko vaikštynį gauti, reikia atiduoti, atiduosi ten tas lūžus. Kas nesiskutos negra. Reikia mokėti. Gerai jaučiuosi tik tai, kai galiu dabar sėdant. O kai einu, tai sukas gal. Bet tai normalu, čia tiek laik pragulėjau, tai normalu, kad sukas. Aš gal sustabdysiu, pavalgysiu ir eisim žiūrėti. Vienas maišas ir yra dar vienas maišas. Tai, bet nepilnas, nes tos maišas buvo du tokie ir triusikų, kurie man ryškiai per didelė. Bet pažiūrim, kas čia darė užsilikę. Dar, kas čia, dabar nebeatsimenu. Gal dar lampa, nežinau. Kažkas. Ja, lampa. Nagams, kur. O, žiūrėkit, kaip šviesa. Vienu. O, ai. Čia tau laiks, tai čia 20 sekundžių, paspaudi dar vieną kartą čia 10 sekundžių. Įdomi. Įdomi. Buktant dabar. Galvoju, sulauksiu visų sumpų, kad parodyt. Ten dar 7 turparai, tai parodysiu atskirai. O čia blakstienos, tokios čia jau. Tokias. Ai, du tie. Galvoju, negaliu į tą prisiaugintų blakstieną, kaip nemokas prisiklijos namus. Nereikės niekur eiti augintis. Turės. Ir dar
tokių pavienių tų kokšteliais. Nu, žiūrim, visi liuks skraida. Ir da tokie, bet aš čia įdėjau, tikiuosi nieko jiem nenutiks tom blakstienom. Nu, iš tos luntinius tiek. Čia už kitos runtinio, bet čia tokia atskira nagų, nu, rinkinukas buvo. Tai pažiūrim, kas čia įėjo į jį. Cipsai, bet klijų galėjo būti. Baltypas tokia. 3 dildes, nu, vieną daviau žvaigždutį, vieną vakar dariau mamai, nu, paėmiau. Į vieną valiką. O, da ir tokių da tipsų. Gal da permatoma ir. Čia įdomiai. Pala, klijų užsisakiau, ne? Jeigu užsisakiau, tai gerai. Bet jeigu neužsisakiau, tai kam tie tipsai man? Aš apie tokia įdu. Gal geri bus. O, ką pamačiau, tas su tokiu galiuku. Su tokiu galiuku. Tokiu čia iškart tikriausiai. Na, gal. Nu, tie, nu, tokie. Šitie. Kažkaip sprengstu kažkaip. Bliūdai. Maišytis visokiam geliukam. Spalvom. Tai žinau, kam. Ar patiems. Čia blizgučiai. Pablizginimai kam nors. Dar tokių. Lazdelės, pagaliukai. Kaip pavadins, taip nepagadins. Šitie, o šitas geras turėtų būti. Nu, tas aštrus galbūt. Kas čia? Tai ir prikibė. Kažkas. Pažiūrim, pjaus ar nepjaus. O, gerai. Gerai pjau. Geras dalykas. Čia, jeigu nežinot, kam naudojama, tai čia odelėm nupjausit. Čia nusipjauna odelę. Trys pudras kažkoks, nelabai žinau, ko man reikalingas čia akrilinė, nes tipo. Mildėlį. O kitų jau nedarysiu, parodys tas pats mildėliai. Net nežinau, kaip su anais reikia.
Elgtis. Aš nežinau. Ir žiūrėk, kad va, pirštas. Čia, nežinau, kam čia. Mokintis gal gerai, bet toks, naga čia prisidėti gal, nežinau, netikra naga ir bandyti kažką. Toks šepetukas. Gerai. Toks šepetukas. Žirklės, nežinau kaip tai pasakyti, bet žnyplės tokias. Tiem tirpstam nukirpti. Ir dar kažkaip, vienu žodžiu, visokiausių, blizgučiai, čia blizga, vienu žodžiu. Tai tiek te buvo iš to rinkinuko. Dar ne viskas, ne. Dar parodysiu iš anksčiau. Bet dabar palaukit. Reikia man susikrauti. O jeigu nenorit žiūrėti, dabar kaip aš kraunuos, tai prasukt. Jūs visada turi tokią galimybę paimti ir prasukti. Rindelį. Blizgučiai. Čia jau čia nutiekti. Nedaug jaučiu tiek. Eik. Keletas, jeigu jų yra, čia tuščia. Bet tai neužsuks gerai dar. Man atrodo, ne viens ant kito užsidėt. O gal ne? Kas čia jį? Kažkur jau prisimirkė mano pirštą. Žodžiu, blizgučių vienam kartui gal. O pabandykam uždėti vieną ant kito. Ne. Ojoj. Jeigu atsidarai, tai man pipėt. Kaip man dovą aš nepasiims? Gal taip ne. Be šansų. Nu, su šansais, bet aš nesistengsiu. Потом bus dar kas nors. Nuversiu salą, kas nors. Dabar nebešinau uždaryti. Uždarau kažkaip. Gal nuleisiu. Kažkiek. Ten dar nežinau, kur aš padėjau. Nebėt. Kada nors kas nors vis tiek atsiras man. Bus. Kada nors.
Kaip čia, aš nesuprantu, Lenutė moku uždaryti, aš nemoku. Man jėgų trūksos, nežiūrėt man taip. Žodžiu, neišimsiu. Čia toks štampuks. Toks gelytas. Nu ir čia tam gale. Tam gale tik taip. Čia jau su štampukais, jeigu darysiu kažką. Nu, čia tų drėliai, nu, sakykim, drėliai. Šitų tokių. Čia magnetukai tie, katės akim. Visokie tokie. Bangelės. Aš visų nerodysiu, širdutė. Ir dar vieną ištrauksiu. Bangelės, širdutės, visokias družėlės. Tokie visokie. Vienu žodžiu. Niekam čia neįdomu. Ne, įdomu. Įdomu. Bet tingiu jau. Mėgs pradėjo. Nu, jeigu mėgoti, jau reikės eiti. Bet dabar dar neįsiu, nemėgosiu, man dar per anksto. Čia nežinau, kas čia magnetė. Magnetinė. Bet aš nežinau, kam kas čia ir tokia, irgi nelabai žinau, gal aš imsiu, gal kas nors pasakys, kas būtų labai gerai, labai malonu, žinoma, lauksiu atsakymą, bet aš žinau, kad nesulauksiu, tai kas čia? Yra kas čia tokia, čia kažkokia S. Ką reiškia, nežinau. Nežinau. Labai, kad nežinau. Nu, tai galit parašyti, jeigu žinot, kas čia yra. Nesupyksiu. Ir dar vienas toks, bet aš net neįsivaizduoju, iš kur oni bet atsirado. Jeigu atvirai, aš nesusakiau, čia jie prie kažko tai turėjo ateiti. Prie kažko. Gal prie nagulako. Kas čia, aš nežinau, ir gal katės akim kažkoks magnetuks, nežinau, tikrai nežinau. Kad įsivaizduočiau bent jau. Nieko. Bus kur nors rodyti pagal energiją žaibuko. Ir ko žinau, ir ko nežinau. Tokio nagų lakai čia. Rudas spalva.
maišiuko jau nebereikės man, kadangi viso išrodžius. Ai, čia bazė, topas, va tie labai gerai. Atsimenu iš AliExpress, kai sakiaus bazę kažkokia, tai užsitepdavau, man niekad nagi nelaikydavau. Tau šitą paveiks, 4 dienas, kaip niekas, tai gal net daugiau. Neturėjo būti. Termo, čia keičiantis spalvą bus toks. Nu, nesmagu. Čia jau. Bet žodžiu, tokie. Gal kažkiek matęs, nežinau. Kas čia da? Ai, čia tas nagams stipriklis. Toks. Krant. Jau pavargau, ženklas toks. Bet tas mirta jis. Nesmirs. Jis beveik toks bekvapis, bet jaučias toks labai silpnas toks šviežumo kvapas. Bet čia dar kažkoks smagus aktas. Oi. Ne, pavargau, negali. Jo pavargau, terminis galiuks. Bet kad eiti miegot, aš nenoriu. Toks. Čia išimsiu, parodysiu, tokie lipdukai. Jie kaip ir, ant mano nagų nebent. Tokia ant nebliukančių nagų. O, tokie ir dar tokie. Dabar sukrausiu. Ai, pala. Atsimenu, kada jums vakarą, kada ištraukiau, kaip sunkiai kiškimba buvo. Kažkas aplinkui. Bet įkišau. Gerai. Žodžiu. Rodau toliau. Va čia katės akim magnetic nail gal. Nu, aš tikiuosi, kad so dar yra šitokie. Aš nežinau, čia neapsimok man trauklis. Nu, bet kad ir nelabai matos, o ne. Nu, žodžiu, tokia košė kažkokia. Juoda negraži. Čia yra, man atrodo, pieštonis taip
Tokia netoks keistas ir čia. Ar aš čia kurios mytų. Tikriausiai piešti. Sonai jau ne kaip paprastas naglakai. Čia žalias, aš neatsukinėsiu metus aš tai. Nes vėliau daug problemų. Čia toks, nežinau, blizgučių mėlynų ar kokie. Čia balts ir su biškis blizgučių yra, ne visiškai balts, bet jau neturėtum, bet permatomas tirštas turėtų būti toks jau tirštokas. Jo. Toks fioletinis. Mėlynas. Su raudonom kažkaip. Ir auksinė, nežinau, detalėm. Ko tu nefokusuoji jau? Uždengiu savo snukį, ne, vis vien. Vienu žodžiu. Taigi šitų siuntų tiek, bet aš dar galiu parodyti dar keletą spalvų. Aš anksčiau gausiu, jų neparodžiau. Va, dilė, bet jau. Oi, man čia, tvarkyti daug, nes aš čia vėliau susitvarkysiu. Čia bazė, topas, pagaliukas vienas iš ten pasiėmiau. Vieną pagaliuką. Aš čia irgi neprasuknėsiu, nes bus gal turėtų būti raudonas spalvas. Aš čia tarkim pirmai keist spalvą į ružavą. Ai ne, ružavą. Tada keist spalvą į geltoną. Visai įdomi spalva. Čia iš ružavą į mėlyną. Čia šviečiantis naglakas. Čia, prie to pačio buvo tas statybinis gelis. Čia keičiantis vėl, matot. Kokias. Čia, nežinau, paprastas su blizgučiu. Čia ir keičia, tas šviečiantis.
čia keič, man atrodo, iš ružavos į juodą. O ne? Jo, turėtum keisti. Čia ir keičiantis iš šviesmėlynos. Nu, tamsiai mėlyna aš jaučiu, kad šalda ir šviesai šilta. Nežinau. Čia yra šviečiantis. Irgi šviečiantis. O kad čia rodo šviečia, kai švies, čia kitam, ne šviet vis tiek vieną spalvą. Tak nesnuma. Tie raudonai turi šviesą, o tie mėlynai, nu, tokia kaip mėlyna, bet tie irgi tokia panašiai mėlyna spalva. Tai čia keičia. Ai, viso, ne? Neturiu. Čia dabar beliko man susitvarkyti, bet kadangi, nežinau, nu, biškai susitvarkysiu ir tada dar prisijungsiu. Ai, dar tvarkausi, pamačiau, neparodžiau dar šito irgi buvo ten rinkinyje, čia paspaudė. Nu, žinot, čia spirituką įsipyliau nagams. Tai va. Taip. Ale, žinokit, aš pavargau. Jaučiu, reikės eit pagulėti dar. Nereik norėt vieną dieną imt, staigiai pašokti iš lovos ir nepavargti. Neįmanoma taip. Pavargsti vis. Vis tik 3 metus išgulėjau ant lovos. 3 metus. Galit patikėti, 3 metus. Bet tai kaip man gera gulėti, bet neką gulėti. Blogai, raumenim viskam blogai. Ir reikia negulėti. Aišku, kai guliu, vis pasirūpinta gerai, vis šokinėja aplink tave, bet geriau taip nenorėti. Geriau nenorėti. Taip, tai va. Nežinau, eisiu pagulėti, eisiu pagulėti. Nu ką aš, kineziterapeutas galės mane stumti iš lovos. Ką ar aš turiu pati? Jo, turiu. Aišku, turiu pati. Pati norėt, bet kad aš nenoriu, kokių dalykus. Nenoriu. O tas yra negerai, kad nenoriu. Nu nieko, gal praeis. Tas laiks, kuomet nenorėsiu, gal vėliau norėsiu. Bus matyt. Čia tau užsidėjau, nes kaip lankėlis plauk, nes taip labai krant plaukai man. Dabar taip įstovu. Plaukai, gal dabar neapsindėt. Bet taip nepatinka man. Taip, kad ir perskritai. Ai,
nepatinka. Ir taip kaip ir viskas. Ir nieko tu čia nepasirinksi. Ana. Jo. Biškiu paverkiau, nusiplovė akis, prašviesėjo akis, tai jau kaip ir nebent tiek nuovargos nebėra. Nu, nežinau. Ar eit galėda ar neit, nežinau. Bet ką aš tam išgulėsiu, geriau negulėsiu. Pasidės gal čia geriau. Ką aš dar turėčiau jums parodyti. Jaučiu, kad nieko. Da. Ir va tokias žirkles irgi iš namų užsisakiau. Geras iš tikrųjų. Gerai kerpa, dar kol kas gerai, nesuskundžiu. Kol kas. Ai. Pasidėkim. Bandžiau pažiūrėkim lauką. Pats skaniai, pačios gal. Man nesvarbu. Negaliu išeit, nu kaip negaliu, aišku galiu, bet bijau. Neįsiu. Geriau pasidėsiu čia, pasižiūrėsiu, pasvajosiu. Apie ką? Apie tai, kaip norėčiau pakeliauti, kaip fainiai. Bet ne po Turkiją. Norėčiau, nežinau kodėl, užsifiksavo Malaiziją, bet norėčiau ir į Malaiziją, kur aš nenorėčiau, aš visur norėčiau, bet labiausiai į Paryžių. Tai yra meilės miestas, bet bent jau taip sakoma. Tai norėčiau. Man Paryžius visada traukdavo. Na, tai mano svajonė, kurios jaučiu nepavyks įgyvendinti. O kodėlgi ne? Bet, vieną kažką, o kad aš neturiu su kam keliauti. Bet gal dar turėsiu. Gal ir turėsiu. Kažkoks plaukas lenda į akį. Kaip man trūks raudonų lūpyčių. O dievai. Gerai, reikia eiti. Plautis lėšų. Jo. Bet reikia atsukti. Kur ten iškluoji? Kodėl tu man nenori suktis? Gal matysis kažkas. Ne.
nežinau, ar matausi. Atrodo kažkas matęs. Šiaip matau, o daugiau kažką, nežinau. Čia tada nadien stovėjau tuos šaukštus, šakutės, visą tą kavą, ploviau ir šnekėjau, o ką šnekėjau linksmai, bet ja, nefilmavau, aš šnekėjau. Nu, gal kažkiek ir nusifilmavo, bet ne, ko tu bėgi kaip iš moters? Po šito video infobokse paliksiu, dabar reikia man, paliksiu savo banko sąskaitą, jeigu norit paremti irgi mane, tai galėsit tai padaryti. Kaip gerai, nesavainė. O, ja, taip. Negerai, taip, visiškai negali. Oi. Laideliai. Nu, aš dabar masturbuotis nenoriu. Neisiu. O, kodėl aš čia pareinu? Bet einu čia. Trauk mane tą lovą, nu trauk vis tiek. Aišku, kad trauk. Ir trauks. Lova nepakeičiamas dalykas ir. Kaip nori, taip sakyk. Dabar stovi. Aha. Stovi. Atrodo. Oi. Ai. Da, sugebėjau ir ištraukti.
Bet aš galiu, ne, jau įsikačiai. Kažkaip, ai jo, ką. Tai, galiu nebūtinai gulėti, galiu sėdėti. Aš kažkaip taip nenoriu gal gultis labai jau taip. Nu, aš tavęs padėčiau, bet aš jau čia numesiu. Ilgai man tu nestovės, taip, ne? Reikėtų biškį apsirinkti šiukšles, apsitvarkyti. Labai palauk. Vienu žodžiu. Opa. Nu, taip. Aišku, nesitikiu, kad žiūrės kas nors iš anksčiau, gal nemanau, kad žiūrės. Nu, nežinau, bendro negaliu sakyti, nes nežinau. Jeigu žinočiau, pasakyčiau. Nu, tiksliai galėčiau pasakyti, bet jeigu ir yra kas žiūrintis, vien žodžiu, jau nežinau, ką norėjau sakyti. Tai nesakysiu. Pasiburk mane. Manau, laukiate jūs tų būrimų. Na, aišku, aš nemoku, čia tik taip sau ant juoko gali. Ar norit pabursiu jums vėl? Nes aš daugiau neturiu ką burti. Savęs nesibursiu, nes vis tiek jos aš gal tiesą pasako, bet aš nemoku skaityti jų. Tai nežinau, čia apsivertus kortą kažkokią. Tai gerai. Praeitą kartą jūs buvote moliūgai, ne? Kažkur, ai va, kortą paliko. Kas jūs būsite šiandien? Aš tik paveiksliuką galiu pasakyti. Gerai. Kas jūs šiandien? Kas jūs šiandien? Šiandien jūs aš nenusakysiu, nežinau, čia šviesa, čia pelėda, čia užgesus žvakė, čia žvaigždė. Nu, galvokit patys, kas jūs tokie. Vienu žodžiu, sakau, aš tokia būdė galėčiau būti, kad aš negalėčiau. Ir pasibaigė būrimas, nes nemoku aš skaityti kortų, tai kam ir gadinti savo, nežinau. Nervus, sakyčiau, bet ne nervus. Taip. Žodžiu, buvo, tai būsit moliūgais, va taip. Ai, iš tamo dar tokia susakęs buvo, čia dovanų. Čia yra tas powerbankas,
Va, kaip šviečia gerai, apšviečia. Įsijung. Ir su tokiais. Du yra tie. Ir jį pasikraut, bet jis ir nuo saulės baterijos kraunasi kažkiek. Kur tos žalia lemputė, nebematau aš jos. Ai, sauginiai turta, bet ant neveikia. Jo. Tai naudotų šį. Ai, va. Ir nežinau, ar matysis. Dabar čia, kai užsidengtas, neapšvies. Va. Ir matot. Ant dabar neapšviet, nes uždengiau. Čia reik labai gauti saulę, pavyzdžiui. Sunkiai. Arba lengvai, nežinau. Dabar gerai gauna. Tegu gauna, gerai. Man čia nelabai yra įdomu šnekėti apie nieką, ne. Nelabai įdomu. Jau valanda. Nu, gerai, viso gero. Žmonės.